labiau pasiklausyti ir pažiūrėti ekraną, tai jau turėtumėt matyti, ar matot, paprašysiu, kad patvirtintumėt gerai. Ar matot? Matom. Puiku. Įsijungsiu tuo anotatorių, dabar kad būtų patogiau jums sekti. Šiandien mūsų pagrindinė paskaitos tema bus Smart Object. Šitą terminą galbūt šiek tiek esate girdėję, nes aš jį minėjau, bet mes tikrai nesiaiškinome, kaip tas veikia, ar ne? Tai tą šiandien ir aiškinsimės. Kas tas Smart Object? Tai reiškia, aš gal atsistatysiu dar vieną pavyzdį, jums greitai parodysiu. Tai jums nereikia manęs sekti, jums nereikia, ta prasme, to paties daryti. Štai čia gal net. Žodžiu, mes šnekėjome apie tai, kad kai įsikeliam nuotrauką naudodami funkciją Place Embedded, tai aš tiesiog ir pademonstruosiu iš karto, nesvarbu kokią, taip, patvirtinu. Aiškiai, prie mano nuotraukos atsiranda toks ženkliukas dešiniam apatiniam kampe ir tas žymėjimas indikuoja, kad tai yra Smart Object. Tai dabar paaiškinsiu, kas tas Smart Object yra ir mes šiandien paskaitos eigoje aiškinsime skirtingose scenarijuose, kaip jisai gali būti naudojamas, kam jisai reikalingas. Tai dabar palyginimui aš parodysiu. Pirmiausia, čia dabar pati savo padarysiu ir paaiškinsiu, ką darau. Pasididinu Canvas, tai reiškia darbo zoną, tam, kad norėsiu aš sudvigubinti nuotrauką. Layerį, kitaip sakant. Kad sudvigubinčiau layerį, galiu spausyti tiesiog Altą, ar ne, ir nutempti. Mano layeris sudvigubėja. Jeigu kas nors norit, galit pabandyti daryti, bet šiaip iš esmės aš aiškinsiu apie Smart Objectą. Ir dabar vieną layerį pasidarysiu paprastą layerį, o kitą pasiversiu į Smart Object. Gerai, aš iš karto parašau ir paverčiu, mes turime galimybę, jeigu jūs neįsikėlėt, tarkim, aš dabar neįsikėlinėjau, reiškia, eigoje aš galiu ir pati bet kada procese paverti į Smart Objectą. Maždaug ten, kur yra užrašas, spaudžiu antrą pelės ar touchpado klavišą ir renkuosi funkciją Convert to Smart Object. Pasirinkus atsiranda man ženkliukas. Dabar iš esmės, apie ką čia bus, kad pirmą, kai tik pradėjom mokytis Photoshopo, tai aš sakiau, kad nuotraukų mes negalime didinti, nes didinant mes prarandame kokybę. Taip, mes galime mažinti neprarasdami kokybės, tačiau didinti neprarasdami kokybės mes negalime. Tačiau yra tokia, vadinkim, truputėlį išimtis, jeigu mano nuotrauka yra Smart Objectas, jinai yra linkinama į originalų failą ir man leidžia tam tikram diapazone didinti ir mažinti, neprarandant kokybės. Jeigu aš nedidinu daugiau negu originalus failas, tai dažniausiai Smart Objectu renkamės didesnės nuotraukas. Tai dabar ir pažiūrėkime, kas atsitiks, jeigu aš pamažinsiu. Pasižymiu abi nuotraukas. Viena yra layeris, o kita yra Smart Object. Kad žinotume, Smart Objectas yra dešinėje pusėje ekrano, taip aš sumažinu iki tikrai, dar kartelį, sumažinu tikrai iki mažo dydžio, patvirtinu šitą veiksmą, nuotraukos tikrai sumažėjo, kai sumažėja, tai reiškia, kad ir pikselių praranda, nes aš jau nebeturiu tokios detalios informacijos tokia mažam dydį, nes tiesiog pikselių dydis mažesnis. Ir dabar, jeigu aš padidinsiu atgal į tą pradinį dydį, patvirtinsiu veiksmą, matom esminį skirtumą, kas atsitinka su layeriu paprastu ir kas atsitinka su Smart Object. Reiškia, aš ten, kur yra layeris paprastas, aš prarandu kokybę didinant. Aš tiesiog pradžiai sumažinau tam, kad jūs geriau pamatytumėt, kaip išdidėjant praranda pikselį. Nes jeigu šiek tiek truputį padidinsit, tai plika akim pavadinkim, ne visada labai galim ir pastebėti. Bet, žodžiu, pradeda
nuotrauką pikseliuotis. Kodėl taip vyksta? Nes kai sumažinu, dydis pikseliai sumažėja. Tarkim, aš ten turiu 1500 ant 1200 diapazoną pikselių, tada sumažinu ten iki 200 ant 180. Aš čia tos dydžius neproporcionaliai fantazuoju, bet kaip pavyzdį, ar ne? Reiškia, pažiūrėkit, kiek kartų sumažėja nuotrauka ir kiek pikselių lieka mažiau, ar ne? Ir tada, kai vėl didinam, programa pati turi atkurti tą trūkstamą informaciją, to kažkaip labai tiksliai negali padaryti. Ir užtat gaunasi toksai neriškus, išsipikseliavęs vaizdas, ar ne? Tuo tarpu, kai yra Smart Object linkina į originalų failą, taip? Tai reiškia, dėl to mes neprarandam kokybės. Dabar, kai pradedu didinti arba mažinti, ar ne? Ir jeigu tai yra Smart Object, šituo atveju yra Smart Object, prie width and height mes turime procentualų išraišką. Reiškia, aš dabar sumažinu iki 80% originalaus dydžio. Ir kai didinu, aš turėčiau nepražengti 100%, nes jau kai pražengiu 100%, jau irgi pradės kristi kokybė. Tai mano mažinimo ir didinimo diapazonas yra 100%. Taip, aš galiu jame dirbti. Tai šiuo atveju 100% buvo toksai dydis, tai aš nebegaliu didinti, bet galiu mažinti, didinti atgal. Dabar jeigu pažiūrėtume čia, kai kėliau, visą laiką, kai darau, aš dar parodysiu kartą, kai darau Place Embedded, bet kokią čia, paimkim dar šitą nuotrauką, taip, ją įstato pagal Canvos aukštį. Ir žiūrėkit, čia įstačiu šitą, kai aš įsidedu šitą nuotrauką, man sako, kad tai yra tik tais 10% originalaus dydžio, taip. Reiškia, aš galiu didinti, neprarasdant kokybės tikrai labai daug. Va čia yra dar tik 18%, taip, ir tokiu būdu galiu fragmentuotis. Tai kai dirbu su Smart Objectu, dažnai mes keliamės tiesiog didesnę nuotrauką ir tada turime diapazoną didinti ir mažinti. Čia vėlgi priklausys ir nuo jūsų Canvos dydžio, nuo jūsų darbo zonos dydžio. Taip, jeigu pažiūrėtume šitą nuotrauką, ar ne, tai irgi matysim, kad čia irgi tik 10% originalaus dydžio. Tai aš turiu tą diapazoną didinimui ir mažinimui dar, taip, ir galėčiau čia, kiek noriu, dar didinti ir mažinti ir pakankamai daug tokiu būdu fragmentuoti. Ar aiškus principas, ar turit klausimų? Galit pabandyti įsikelti nuotrauką, jeigu norite. Dėstytoja, turiu klausimą šiek tiek ne į temą, bet aš atsidariau Photoshopą ir man kairiai pusėje įrankių juosta dingo. Kaip ją susigrąžinti? Kairiai pusėje, tai turit omeny šitą, taip? Pasitiksliai. Gerai. Tai keliaujam į Windows, Workspace. Tai Toolsai dingo. Keliauju, ne į Workspace, o keliauju į apačią. Pas jūs turėtų nebebūti prie Tools varnelės, ar aš teisi? Taip. Tai uždėkite varnelę. Tai ir žinokite, čia ir kitiems šitas toks praktinis klausimas daugam gali, gal ne taip dažnai, bet yra galimybė mums išjungti, tai dėl to turim keliauti į Windows. Atsimenat, esu rodžius tą patį su ta greitąja veiksmų juosta, kuri vadinasi Contextual Taskbar, tai va čia irgi jinai yra. Jeigu nuėmu varnelę, reiškia, jinai išsijungia. Jeigu uždedu varnelę, reiškia, jinai sugrįžta. Gerai, nes mes galbūt ir ne visada norime matyti pilną įrankių juostą. Taip, gerai. Puikus klausimas. Tai dabar pabandysim pajudėti toliau ir pažiūrėsime. Tai vienas dalykas dirbant su Smart Objectais, kad man leidžia keisti dydį tam tikram diapazone, neprarandant kokybės. Taip, tai yra tam tikra išlyga, ar ne? Tai kad jūs turite stebėti tą 100%. Gerai, tai dabar atsidarykite nuotrauką paveikslas ir gal įsitrinu. Ir visus kitus failus užsidarykite. Būtų dabar šauniausia, jeigu daugiau niekas kitas būtų neatidaryta, tik paveikslas. Ir dar atsidarykite failą pavadinimu Photo2. Tai va čia bus. Kol jūs atsidarysite, aš truputėlį pašnekėsiu ir paaiškinsiu, kad Smart Objectai yra
neatsiejama dalis, kai mes dirbame su mockupų kūrimais. Na, pakol kas mes kuriam mockupus, ateity gal mums to ir nebereikės, nes galėsim labai gerai generuoti. Pakol kas dar naudojam mockupus, pažiūrėsim kaip ateity. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas labai greitai keičia mūsų darbo metodus ir jau dabar galima susirasti mockupų generuoklių, bet ne Photoshop'e. Photoshop'e mes galim atsisiųsti failus ir pasinaudoti. Jeigu ne visiems aišku, kas yra mockupas, tai iš karto parodau, tai yra vizualizacija. Na, tai tarkim ten noriu uždėti dizainą ant marškinėlių, noriu uždėti dizainą ant ten iškabos, plakatą parodyti, kad erdvėje pakuotę ar bet kokį ten puodelę kažkokį dizainą uždėti, pakuotės dizainą sukurti, kad kokia vizualizacija, kad kažkoks dizainas uždedamas ant realaus objekto. Kitu atveju mes fotografuotume, bet jau būna paruošti failai, kuriais mes galime pasinaudoti. Ir tikrai mums to reikia, nes dažniausiai tai gali būti ir drabužių vizualizacijos. Kiekvienai specialybei truputėlį skirtingų objektų reikės, ar ne. Fotografijai gal jūs ir galite, jeigu tie objektai yra pagaminti, galite nusifotografuoti, bet jeigu gal kažkokie plakatų ar kiti kažkokie dizaino objektai, kuriuos mes galime pavaizduoti ir parodyti klientui, kaip tai galėtų atrodyti fizinėje erdvėje. Tai galime naudoti. Yra ir kitų programų, aš tiesiog parodysiu, kaip su mockupais dirbtume Photoshop'e ir būtent čia pasiaiškinsim. Tikrai yra ir kitų programų, kurios to daro ir skirtingai, ar ne, bet Photoshop yra tam tikras procesas ir dažnai mums jo prireikia, ypač jeigu galvojame apie kažkokius grafinio dizaino sprendimus, raštus ir panašiai. Taip, gerai. Tai dabar mes pradžioj nepradėsim daryti realiai vien tik tais mockupą, pradžioj mes pradėsime nuo to, kad pabandysime, įsivaizduokim, kad čia yra paveikslas ir mes norime pakeisti kita informacija. Tai čia susipažinsim su principu, netgi nedarysim labai preciziškai, o po to jau panaudosim realų mockupą. Tai iš karto galim pasivadinti, atsidarę šitą failą, jo layerį pasiversti iš backgroundo į layerį ir pasivadinsiu paveikslas aplinkoje. Gerai, interjeras, nežinau kaip čia. Na ir dabar įsivaizduokime, kad mes norime pakeisti kitą turinį įdėti, ar ne? Tai kad tą padarytume, pirmiausia, mes norėsime šitą vaizdą pakeisti šiuo. Dabar yra svarbu, kad mes tiesiog atsidarę tą nuotrauką padarytume arba copy-paste, ar ne, arba tiesiog nusitemptume, kokiu nori būdu, tačiau nenaudotume funkcijos place embedded. Kai įsikelsit, tą failą galite uždaryti. Visų pirma, reikės susimažinti, tai tiesiog tempant ant kraštų, už kraštų susimažinti, tegul jisai vis tiek būna panašaus dydžio, kaip mano realus paveikslas, bet gali būti šiek tiek didesnis. Maždaug taip. Ir patvirtinam. Gal čia pavadinsiu aplinka, o čia paveikslas bus tiksliau. Naujas. Jūs irgi tą patį padarykit, aš palauksiu, aš įsijungiu kitą dydžio failą ir luktelsiu šiek tiek. Ar pavyko padaryti? Jeigu pavyko, dabar mes norėsime, kad mano šitas naujas paveikslas atitiktų perspektyvą, ar ne? Nes dabar aš matau, kad jisai neatitinka. Nes šiaip kaip mes mažiname, tai mes mažiname proporcionaliai, ar ne? Tai pirmas veiksmas, kurį padarysim, pasiversim į Smart Objectą.
Kad pasivestume į Smart Objectą, eisim ant naujo paveikslo layerio, kur yra pavadinimas maždaug layerio, ten spausime antrą klavišą ir susirasime funkciją Convert to Smart Object. Palaikau, parodau, kad spėtumėt pamatyti, kurioje vietoje susirandam funkciją Convert to Smart Object. Ir kad tikrai žinotumėt, kad jūsų layeris pasivertė į Smart Objectą, pasitikrinam, kad atsirastų ikonėlė Smart Object, ar ne, dešiniam apatiniam kampe, tas indikuoja, kad pavertėt layerį Smart Object. Jeigu pavyko tą padaryti, keliausim toliau, o toliau, ką mes norėsime padaryti, tai kaip aš jau sakiau, atitaikyti, kad dydis to naujo paveikslo ir perspektyva būtų tokia pati, kaip ir esančio rėmelyje. Taip. Aš tuoj dar įsidėsiu pakrovėją į sekundę. Gerai. Tai dabar ką mes norim padaryti? Kad mes galėtume valdyti neproporcionaliai taškus, mes keliausime į funkciją Edit ir rinksimės funkciją Free Transform. Free Transform funkcija leis man neproporcionaliai keisti. Taip, pasirinkau Free Transform, keliausim į Edit ir rinksimės Free Transform. Kai pasirinksit Free Transform, tai ant jūsų to layerio, kurį transformuosit, aktyvuosis toks kaip X-o gaidas melsvas, ar ne? Gerai. Ir dabar laikysime Ctrl arba Command klavišą nuspaudę visą laiką, kol darysit transformaciją. Ir kai paspausit Ctrl arba Command klavišą, jums leis kiekvieną kampą koreguoti nesusietai. Taip? Kad geriau matytumėt, galite atsidaryti Navigator įrankį, jeigu nematot, tai Windows Navigator ir prisiartinti. Čia reikės prisiartinti, gerai, ir atitaikyti kampus. Vieną pažiūriu, tada einu į kitą, taip, laiku nuspaudus Ctrl arba Command ir kiekvieną kampą suderinu. Šiek tiek didesnis šitas paveikslas, nieko tokio, tai ne visai. Kadangi jis abstraktus, tai mums nėra jau čia tai baisu. Taip, ir pabandykit atitaikyti. Palauksiu, kol tą padarysit. Ir susitikrinam kiekvieną kampą, ar ten tikrai įtikina mane. Dėstytoja, aš turiu klausimą. Taip, Ar čia būtų įmanoma padaryti taip, kad, pavyzdžiui, ta nuotrauka būtų už augalą? Taip, Kad tas augalas būtų. padarysim. Parodysim. Padarysim tokiu greitu būdu, paaiškinsiu, kaip tą padaryti. Taip. Pirmą, susidėliokite. Truputį luktersiu. Gerai, jeigu jūs spėjote padaryti, tai tada ir bus sekantis momentas, ką jūs ir paminėjote. Klausimas kyla, aišku, kad dabar gėlė liko už paveikslo. Taip, ir čia bus praeitos paskaitos mūsų informacija. Reiškia, čia yra, tai pažiūrim, čia yra nuotrauka ir aš niekaip negaliu atkelti, viskas viename layeryje. Reiškia, ką aš iš tikrųjų galiu? Aš galiu tik tais, vadinkim, iškirpti šitą paveikslą, kad pasimatytų gėlės. Taip. Tai pirmiausia, kaip mes tą darysim? Mums reikės pasižymėti gėlę. Taip. Išjungiam pirmą
pirma paveikslo, naujo to paveikslo lėjerio matomumo, kad jis mums netrukdytų pasižymėti gėlės. Tada pasižymiu aplinkos lėjerį ir čia jau žymėsiu augalą. Taip, tai išjungiu naujo paveikslo lėjerį, spusteliu ant aplinkos lėjerio, prisiartinu ten, kur yra gėlė. Štai va tik šita vieta gėlė sustojant lieka po apačią paveikslo. Tai reiškia, kad man reikia, kad jinai pradėtų matytis. Taip? Na, tai reiškia, reikia man pasižymėti. Tai pasižymėti galime bandyti su išmaniuoju įrankiu Object Selection Tool. Susirandame Object Selection Tool, jis yra ketvirtas įrankis nuo viršaus, ten grupė visa įrankių. Įrankių juostoje pasirenku. Dabar atsimenat, žiūrėjom, kad šiaip iš esmės jis bando visą gėlę surasti, mums visos gėlės nereikia, tai mes tiesiog nuspausime ir apvesime vietą tą, kurioje reikia, kad ieškotų. Taip, dar va šitą lapelį, tegul ieško. Jeigu šiek tiek daugiau pažymės, tai geriau truputį daugiau negu per mažai, tai viskas su tuo yra gerai, tai aš dar prašysiu, kad ir čia užžymėtų. Pažymėjimo nepadarė idealiai, dėl to aš truputėlį pasikoreguosiu. Taip, kadangi čia yra blaro, čia aš gan daug prisiartinau, tai pasikoregavimui galim naudoti Quick Selection Tool, čia prižymėjo šitą juodą paveikslo dalį, tai man reikia numinusuoti, tai pasirinku minusavimą, galiu paspausti Alt ir sakau, ne, čia ne gėlė, taip, atminusuoju. Bet va čia yra gėlė, tai sakau, bet va čia yra gėlė. Kadangi gan blaras, tai nežinau, kaip gerai ieškos ribos, bet ieško, taip. Tada matau, kad čia ne iki galo prižymėjo lapelį, o čia prie fono. Nu, tai tiesiog pasikoreguoju. Kažkur minusuoju, kur per daug pažymėjo, kur per mažai pažymėjo, pripliusuoju, taip. Taip. Dėstytoja man kažkodėl tą paveikslą pažymė, bet ne augalą. Kurį naująjį? Ne, tą senąjį. Todėl jums reikia naudoti, kai pasirinkot Object Selection Tool, jūs tokį stačiakampį punktyrinį braukėt, kurią vietą norit, kad žymėtų, gerai? Ir tada, kai braukėt tą punktyrinį stačiakampį, jūs nurodote vietą, kuriame jam ieškoti objektų, va tai jis tik toj zonai žymė, ne? Ir tada su Quick Selection. Bet pas mane meta, kad couldn't find the object. Ar esate tikrai teisingą lėjerį pasižymėjus? Nesat naujo lėjerio pasižymėjus, nes šiuo atveju turi būtinai pasižymėti aplinkos lėjerį. Taip, buvau naują lėjerį pasižymėjus. Nes jeigu esat naują lėjerį pasižymėjus, ten nors jis ir išjungtas, jums dėl to ir neranda. Tai va, čia iš tikrųjų geras toks dalykas, kad jeigu kartais, pavyzdžiui, žymit objektą, kuris yra ir nepasižymė, ar kažkokį kitą veiksmą atliekate, tai gali būti, kad neteisingą lėjerį pasižymėję. Na, čia iš tikrųjų gan normali klaida, tokia klaidelė suvokiama, nes atrodo protinga čia ta programa, bet vis tiek mes gan jai dar turim pasakyti, kad šitam lėjerį ieškok, nors jis ir išjungtas, ar ne, ir atrodytų, galbūt jau logiška būtų, kad programa suprastų, bet, na, kol kas nesupranta, tikėtina, kad gal tobulėja nuolatos labai stipriai, tai gal laiko klausimas, bet kol kas yra kaip yra. Gerai, tai žymėkite, aš dar luktersiu šiek tiek ir tada pasižiūrėsim, ką toliau mes turėtume daryti. O gal dar kartą parodyti, kaip išjungti,
tą kitą layerį visiškai. Tiesiog ant akytės paspauskite layerį panelį ir jungiu išjungiu. Akies ikonoje layerių čia panelės pradžioje išjungia įjungia layerio matomumą. Mes jo neištriname, jis niekur nedingsta, mes tik išjungiame matomumą to layerio. Dar minutėlę ir jau tikiu, kad gal kažkas pažymėjo, kažkas baigė žymėti ir tada pasižiūrėsim toliau. Taip, jeigu jau pasižymėjome, dabar įsijungiame paveikslo naujo layerį ir ant jos pustelim. Reiškia, turi būti pažymėtas naujo paveikslo layerį, nes mes sukursime maską. Reiškia, šitoj vietoj, kur pasižymėjom gėles, mums svarbu, kad pažymėjimas bus svarbiausia. Čia pas mane yra šiek tiek didesnis, bet man esmė yra, kad šita vieta, kur yra ant paveikslo, ar ne? Nes čia reikia, kad man pasimatytų gėlės. Dabar pasižymėję naują paveikslą mes spausime ant masko. Jeigu spausime tokiam pažymėjime ant masko, tai neskubėkit spausti, susikurs atvirkštinis vaizdas, liks tik ant gėlių matyti, ar ne? Tai mes galim du dalykus daryti. Galim pradžioj išversti selectioną. Tai išversti selectioną yra ikona greitoji veiksmų juostoj, štai antra ikona su rodiklėlėm, invert. Kai padarau invert, matau bėgantį punktyrą ant kontūro ir tada galiu spausti maską. Tai invert ir tada maską ir man padarys teisingai. Arba jeigu mes paspaudę maską ir matom atvirkštinį vaizdą, mes invertinti galime ir patį maską, o tada jau su shortcutu spaudžiam Ctrl-I, trumpoji, ir tada išverčiu. Bet gal būtų patogiau selectioną įsiversti, gal bus aiškiau. Išverčiu selectioną, matau bėgantį punktyrą ir tada spaudžiu ir tada spaudžiu ant masko. Taip, ir mums paslėpia. Jeigu priartinsiu, tikėtina, kad jūsų maskas nėra ten idealus, ar ne, mes galėtume jį koreguotis, bet dabar to labai nedarysim, tik tai dar gal ką aš parodysiu. Jisai galbūt yra šiek tiek aštresnis negu realiai mano lapo riba. Čia kadangi šešėlis, tai ta riba nėra aštri. Tai dabar masko aštrumą, nes kai aš pažymiu, gali jisai būti ta riba labai aštri, taip aš galiu redaguoti. Ir tą redagavimą darau. Pasižymiu ant maską ir įsijungiu properties, masko properties. Ir yra parinktas feather. Ir jeigu aš feather padidinu, tai minkštėja riba. Ir maždaug atitaikau, taip, tą ribą. Ir praeitą kartą mes aiškinamės, kad aš su brašu galiu koreguoti. Taip, tai jeigu aš norėčiau, galėčiau pasimti brašą, pasižiūrėti, kad būtų juodai balta spalva ir dar pasikoreguoti. Tarkim, čia vienas iš būdų, taip, bet galėčiau čia, kur man reikia, kažką pridengti, pasikoreguoti. Gali dar parodyti, kaip įeiti iš properties
į Nes properties. man kitaip meta visiškai. Aha, svarbu, kad kad įeiti masko properties, svarbu, kad esate ką pasižymėję, nes kai yra maskas, gali žymėti nuotrauką, šiuo atveju smart objectą, arba maską. Tai jums svarbu būti pažymėjus ant masko, kad ta baltas kontūrėlis būtų ir tada properties, nes jeigu būsiu nuotrauką pažymėjus, tai kiti nustatymai, ar ne? Tai šiuo atveju svarbu, kad būtumėt pažymėję patį maską, spustelti ant jo. Ir, baltas tas kontūras indikuoja, kad jis ir pažymėtas. Ar pavyko? Ne. Ar esat paspaudus ant masko susikūrus? Tai vat, ar matot tą baltą kontūrą ant masko? Taip. Ar tikrai properties esat atsidariusi? Jeigu nematote properties panelės, tai tada jį reikia atsidaryti per Windows. Properties, transform, paveikslas. Va šitą properties paspaudžiu ir tada bus feather parinktis. Taip, nes jeigu kažką kitą... Man dabar radau feather, bet man neleidžia nieko daryti. Neaktyvus jis yra? Aha. Ar jūs taip iškirpat, turit tam maskę, matot iš prakirptas gėlės? Ta patį matau, ką jūs. Aha. Turėtų jisai veikti. Galite įsisaugoti failą ir po to per pertrauką pabandyti perkrauti, nes jeigu nesugalvoju, kodėl čia dabar jums galėtų neveikti. Tai gal kažkas tinka. Jūs ant paveikslą esat uždėjusi. Jo, dabar aš buvau aš supratau, ką negerai. Gerai, puiku. Gerai, čia kaip preciziškai padarysim, kaip šviesotamsa sutinka, aš matau, kad aišku šitas paveikslas per ryškus, tai aš galėčiau uždėti adjustmentą, jeigu norėčiau, tarkim, use saturation, prislopinti spalviškumą, ar ne, tik tais dar jį kad jis ten labiau atitiktų, bet jums nebūtina to daryti, ar ne? Šiek tiek prislopinu, nes čia gal ryškesnis negu visa aplinka, ar ne? Tai tada dirbu su tuo, aišku, čia šešėliai turėtų būti, bet mes dabar tiesiog patį principą aiškinamės, ar ne? Jeigu kažkas sustoja, tai aš gal taip atvirkščiai viršutiniam layerį padarau erdvę, kad matytųsi, ar ne? Gerai, dabar visą šitą darbą atlikau, pritaikiau, įsikėliau naują paveikslą, pritaikiau jį pagal perspektyvą, pasidariau maską ir staiga galvoju, visą tą darbą padarius, suprantu, kad labai patinka man tas rezultatas, kaip atrodo, kažko kito tikėjausi ir visgi noriu pakeisti paveikslą, bet kitą nuotrauką. Tai iš esmės praktiškai turėčiau tą darbą daryti iš naujo. Tačiau, kadangi mes pasivertėm į smart objektą, mes spustelėję 2 kartus ant smart objecto, tai yra ant šito paveikslo, šitą failą, kurį įsikėlėm, atsidarysim naujame lange. Spaudžiu 2 kartus ir jums turi atsidaryti naują langą. Tai prieš spausdami, kad nesusimaišytumėt, pažiūrėkit, kad visus kitus failus būtumėt uždarę ir turėtumėt tik vieną atsidarę, nes po to galit susimaišyti. Gerai? Tai pirmą viską užsidarom. Ką buvot atsidarę? Jeigu buvot atsidarę. Ir tada, kai tą padarot, spustelim 2 kartus ant Smart Object ir jis atsidarys naujam failę. Gali, kad žinotumėt, kad čia esat Smart Object, tai jisai vadinsis pagal layerio pavadinimą, paveikslas naujas, aš buvau pavadinus PSB. Taip? Reiškia, nes pavyzdžiui, jeigu aš ir korekciją norėčiau daryti, ar ne, yra perspektyvai. Ir čia nelabai yra patogu. Aš gal užrašą norėčiau uždėti, o gal spalvas pakeisti. Galvoju, gal dar pabandysiu su šitu paveikslu. Taip, aš galiu atsidaryti naujame layerį. Ne naujam layerį, atsiprašau, naujam lange. Ir dabar aš galiu daryti kokį noriu pakeitimą. Ir mano pakeitimas tebūnie, gerai, aš pasidarysiu labai mažas selectioną,
pagal spalvą ir galvoju, man nepatinka, kaip atrodo šita rožinė spalva, aš ją pakeisiu kitą. Nu gerai, vat ir baltą, ir rožinę. Taip, susikursiu naują layerį ir su Solid Color. Čia aš tik rodau pavyzdį, jūs galėsit ir kitokį pakeitimą padaryti ir užliesiu, pavyzdžiui, kokią nors ten kitą spalvą. Galvoju, man taip labiau patinka, ar ne? Dabar, kad va šitas mano pakeitimas prisitaikytų, aš prieš tai turiu užseivinti tą pakeitimą. Tai darau file, save. Ne save as, ne nieko, tiesiog save. Čia labai svarbus momentas. Kai padarau save, tas mano pakeitimas adaptavosi. Nu, bet aš pažiūriu, nieko čia daug nepakeitė, nenoriu jo. Galiu ištrinti, galvoju, gal aš galiu pakoreguoti spalviškumą per Hue Saturation. Susikuriu naują layerį ir galiu, galvoju, pasikeiskime spalvas. Taip, pamažinsiu ryškumą, pašviesinsiu, gal ir galvoju, gal toks rezultatas man patiktų labiau. Arba iš vis kolorais padarysiu. Vien spalvę čia kokį nors violetinį. Na ir galvoju, gerai, pabandau tokį. Vėlgi, kad šitas pakeitimas išsisaugotų, nes tik padarius niekas neįsisaugo. Po kiekvieno pakeitimo aš turiu padaryti funkciją save. Nu, ne po kiekvieno, o po kiekvieno, kuris aš noriu, kad prisitaikytų. Darau save, štai ir vėl adaptavosi, ne? Tai reiškia, aš savo ramiai galiu daryti pakeitimus. Ar galbūt aš tiesiog noriu tekstą užrašyti. Na, pabandom tekstą. Taip, sukuriu teksto layerį. Tegul būna čia lorem ipsum. Pakeisim čia kokį nors fontą. Taip. Galvoju, gerai, padarysim labiau plakatą. Patvirtinu, mano dar nesiadaptavo, vėl darau save ir adaptuojasi. Reiškia, aš savo patogiai. Mano jau atitinkamai tekstas įsideda pagal reikiamą perspektyvą, ar ne? Ir aš ten galiu savo patogiai tiesiog daryti pakeitimus. Pabandykit, pažiūrėkit, ar gaunas. Pakeitimą kokį nori gali daryti. Gali būti adjustmentas, galit tekstą sukurti, galit tiesiog pasidaryti selectioną ir jį užlieti spalva. Tai vienas patogus būdas su Solid Color, ar ne? Na, kokį norit. Gali dar parodyti, kur... Kurį dalyką padaryti? Parodyti, pakonkretinkit. Ką pakartoti? Solid Color spalva. Aha, Solid Color spalva, jeigu norėtumėt užlieti. Pasižymėjau. Vidurinė ikona Layers paneliai. Tokia balta, juodas apskritimas. Ir pagal jūsų versiją skirsis. Anksčiau 25 metų versijoje būdavo viršų ir šitam naujam update apačioj. Solid Color susirandam. Ir tiesiog galiu pasirinkti kokią noriu spalvą. Taip. Spaudžiu OK. Na tik nepamirškit, kad šitas pakeitimas nesiadaptavo, nes turiu užseivinti. Taip. Ir galiu čia savo patogiai eigoje keisti tą spalvą. Tai, kad kai jau padarot, spaudžiu File, Save ir jau mano pakeitimas adaptuojasi. Negana to, aš minėjau pradžioje, kad galbūt aš norėčiau pakeisti kitą nuotrauką. Tai aš galiu šitą atsidarius, aš galiu įsikelti naują nuotrauką ir čia galiu daryti File, Place Embedded ir aš jums čia įdėjus. Jums esu įdėjusi foto vienas, va tokia kita nuotrauka. Darau Place, įsidedu. Kadangi čia kaip Smart Objectas matau 28%, aš savo ramiai galiu pasididinti, patvirtinu, užseivinu ir dabar turiu kitą vaizdą, taip? Pabandykit.
Jeigu kyla klausimų, klauskite. Čia dariau file, place embedded ir tada jau savo failuose susirasit kitą nuotrauką, tai ar šitą, kurią aš esu davusi, jinai vadinasi foto 1, ar bet kokį kitą failą iš savo kompiuterio archyvo galite įsikelti. Nuotrauką šią, tai tikslingiausia būtų. Gerai, tai kai jau įsikėlėt nuotrauką, nepamirškit atlikti funkciją file save. Taip, file save ir jau tada įsisaugos jūsų pirminėme vaizde. Dabar šiaip žiūrint, aš galvoju, kad man viskas patinka, tik tais čia daug informacijos galėtų apsisukti nuotrauką. Norėdami apsukti nuotrauką, tą padaryti galime per edit, transform ir flip, horizontal arba vertical. Tai galit pažiūrėti, kai keliauju per edit, transform ir flip, ar ne, tai tada apsuka tik esamą layerį. Na ir vėlgi, aišku, man reikia per naują išsaugoti. Jeigu yra kita funkcija image rotation, tai tada visą kanvą apsuka. Matot, čia yra visi layeriai ir suka ne vieną failą, o viską. Tai vat būtent reikia, jeigu norit tik vieną layerį apsukti, tai einam į edit, transform ir naudojam čia. Tai va, tai supratote, kad kitas momentas, kada galime naudoti Smart Object, mums leidžia Smart Object informaciją atsidaryti atskirame lange ir tam patogiai koreguoti. Taip, nes čia jūs atliko darbą, jūs padarėte, na, tarkim, ten pakeitėt rakursą, pasidarėt maską ir norit keisti informaciją, ten kažką pridėti ar koreguoti, ar na, tam rakursai yra nepatogu tą padaryti, dėl to mes turim galimybę atsidaryti atskirai. Ir uždarius Smart Object'ą visą laiką atsidarau ir visa ta informacija išlieka. Aš galiu šitą įsijungti ar ne, vėl per naują pasižiūrėti. Išsaugojus failą, na tai jeigu aš dabar išsaugočiau, atsidaryčiau vėl, be abejo, aš turiu išsaugoti kaip Photoshop'o failą, kad jis būtų koreguojamas. Informacija, kur yra Smart Object, jinai išsisaugo. Taip, ir aš bet kada procese galiu išjungti tą Smart Object'ą ir vėl atsidaryti. Taip, ir tą daryti N kartą, koreguoti ir visaip kitaip manipuliuoti. Ar turit klausimų, ar aišku? Gerai, jeigu aišku, tai tada keliausim toliau, atsiprašau. Ir toliau atsidarysim failą pavadinimu. Sekundę pasakau. Knygos template'as, PSD čia bus failas. Tai čia jau jums padarytas mockupas, čia truputį senesnis, bet čia Photoshop'o mockupas, aš parodysiu, paaiškinsiu, kur tuos mockupus gauti. Ir mockupas reiškia, kad jau už jūs padarytą vizualizaciją knygos, jums tai reikia įsidėti savo, na, dizainą, taip, viršelį čia šiuo atveju. Šioje vizualizacijoje yra logikos klaida. Pažiūrėkite, ar pavyks pamatyti, surasti. Aš būtent visai man patinka šitas pavyzdys, kad yra ta klaida logikos ir pažiūrėkime, ar jums pavyks pastebėti. Subtili, bet apžiūrėkit. Na, sufleruosiu, kad tai susijęs su antrosios knygos pozicija. Raidės ne į tą pusę. Ne, gal dar. Lapai turi būti kitoj pusėje. Taip, labai teisingai. Jeigu mes įsivaizduojam, kad čia yra viršelis, o čia nugarėlė,
Tai vertimas turėtų būti šitoj pusėje, o čia turėtų matytis nugarėlė, ar ne? Tai va čia ir yra ta logikos klaida. Tai mes dabar imsim ir išsitrinsim tą antrąją knygą, nes čia jeigu būtų 2 viršeliai ar ne, 2 priekiai, tai viskas tvarkoja. Bet kadangi čia yra, vaizduoja dizainas, indikuoja, kad čia yra galas, tai va ir yra logikos klaida. Tai šiaip visą laiką mokapą dar įsivertinam ir savo akimis, ar ne? Gal ne taip dažnai pasitaiko, bet va čia buvo. Mokapas su klaida ir aš manau geras pavyzdys. Dabar žiūrėkit, čia kai atsidarėt failą, atsiranda aplankai. Tai kur yra book 1, yra rodiklėliai apačios, spustelkit, kad susiskleistų ir kur backgroundas. Truputį paanalizuosim, kaip sudarytas failas. Taip, ir matysim, kad čia jau bus daug layerių už jūs padaryta ir reikia išmokti naviguoti tame faile. Tai visų pirma, ką mes norim padaryti, susirasti book 2 aplanką. Galim pasitikrinti, įjungdami, išjungdami. Kai surasime, pasižymėsime ir spausime, ištrinsim, nes mums nereikia to šiukšlių grupės. Jums iššoks klausimas, ar tikrai norite visą grupę ištrinti. Mes tikrai norime, tai patvirtinam tą veiksmą ir ištrinam. Pabandom padaryti. Kai padarysite, tai pamatysite, kad mūsų ta knyga liko truputėlį kairėje pusėje. Mes norime patraukti į dešinę. Taip, jeigu aš pažymiu book 1 aplanką, kai traukiu, vis tiek juda kažkoks vienas layeris ir čia išsiskleidžia ta grupė. Taip, atsidaro. Paspausim Ctrl Z. Jeigu norim judinti visą layerį, pasirinkę Move Tool, žiūrėkit, viršutiniai parinkčių juostai turim galimybę pasirinkti, ar judinam layerį ar grupę. Tai norėdami dirbti ir judinti grupę, įsijungiam grupės parinkti ir tada jau visi tie layeriai esantis grupėje man judės kartu. Tai pasidedu maždaug į centrą tą knygą ir tada vėl galiu įsijungti layerį. Tai čia jums toksai papildomas dalykas, kad žinotumėt, jog galite keisti. Nes kitas atvejis, jeigu esate į layerius įsijungę, tai viskas, kas yra šitam grupėje, aš viską turiu pasižymėti ir judinsiu kartu. Tai kartais gali būti šiek tiek paprasčiau, įsijungti, kad judėtų grupė. Tai po to sugrįžkite į layerą parinkti ir išsiskleiskime pirmos grupės aplanką. Pasiaiškinsime, kas čia yra viduje to layer, tos grupės. Taip vėlgi, matom, kad šitoj grupėje yra daugiau keletą aplankų. Aš galiu čia suskleisti, kad būtų aiškiau. Yra front cover, galiu įjungti, išjungti. Yra back, tai va nugarėlė. Reiškia, aš matau, juoda spalva čia. Ir yra shadows. Taip, ir aš galiu valdyti šituos dalykus. Tai visą laiką mes turim pasiaiškinti tą failą, iš ko jisai sudarytas. Matom, kad yra highlights ir visą laiką tiesiog galiu pažiūrėti, ką daro tas layeris. Reiškia, čia yra šviesos atspindys. Jis yra pakankamai ryškus, ar ne? Ir čia yra opacity 75. Jeigu aš norėčiau, aš galiu padidinti arba permažinti šiek tiek opacity, jeigu matau, kad man per ryšku. Taip, tarkim. Padarysiu 60 aš, taip. Tada yra šešėlis, o čia šoninis šešėlis, vėlgi aš jeigu norėčiau, galvoju, kad labai intensyvus, galiu pamažinti, ar ne, šiek tiek. Tada toliau, čia mums yra pažymėtas layeris raudonai. Ir čia jau matau, kad yra Smart Objectas ir jisai sako, your image is here. Ir matau, kad čia yra viršelis. Tai kadangi čia yra Smart Objectas, taip kaip mes darėm panašiai su paveikslu, aš žinau, kad aš galiu atsidaryti kitam lange ir įsidėti kažkokį turinį kitą negu matau. Ne? Tai mes būtent tą ir pabandysime padaryti. Bet pradžioje įsiaiškinam visą failą, nes kiekvieno mockupo failas atrodys šiek tiek skirtingai.
Ir mes turim susipažinti. Cover maskas, na tai čia mums nereikia. Ir tada yra back. Atsidengus back, matysiu, kad, čia highlightais vėlgi, šviesa, šešėlis. Ir tada yra irgi žaliai pažymėtas change back color. Reiškia, man leidžia šitos nugarėlės spalvą pakeisti. Paspaudus 2 kartus galiu keisti spalvą. Taip, nes galbūt juoda prie mano dizaino netinka. Gal aš ten, pavyzdžiui, norėčiau, kad irgi geltonas būtų. Ar bet kokia kita spalva, kuri dominuotų mano naujam dizaine. Ta galėčiau padaryti, ar ne? O kol kas aš darau cancel ir suskleidžiu. Galim visą pirmą knygą suskleisti. Ir prie fonų, prie background irgi galiu išskleisti ir čia yra 2 parinktis. Viena yra gradient. Mes kaip keisti gradientus ir valdyti pakol kas nesumokėm. Aš šiandien įdėjau aplanką su tokiu pliusu, tai žiūrėsim, ar spėsime pažiūrėti ar ne. Jeigu ne, tai kitą paskaitą spėsime. Ir yra tiesiog paprastas change background color. Šiuo atveju yra mėlyna, bet aš galiu įjungti jį ir bet kokią kitą spalvą pasirinkti. Ne, ten pilką ar kokią noriu. Aš dabar cancel padarysiu. Ir žodžiu, šiuo atveju aš galiu rinktis, ar tai būtų gradientinis fonas, ar būtų su spalva, ir kurį norėčiau, tą ir naudočiau. Tai peržvelkit, ar gaunasi jums tuos dalykus pakeisti. Kai viską pasižiūrėsit, išskleiskite pirmą knygą, suraskit front cover ir suraskit layerį pavadinimu Your Image Here. Apsižiūrėkit, ar turit gal klausimų su šito failo, ar kol kas viskas aišku. Man kaip ir viskas dėstė aišku, tik tais kažkaip nepavyksta to viso daikto pajudinti iš vietos. Aha, tai dar tada kartelį pažiūrim. Žiūrėkit, kur visas aplankas yra, būkit pasirinkus move ir pasirinkit, kad group judėtų, visa grupė. Tai tada, kai judinsit, visa grupė judės. Kai jau pasidėsite, kurią norit vietą, vėl grįžkit, kad judintumėt po vieną layerį. Ką tai reiškia? Kad, čia panašiai kaip grupavimas iliustratoriui, tai grupavimas Photoshop'e vyksta per layerius, per aplankus. Čia jau padarytas jums yra, taip? Tai va tiesiog, kad visą grupę judintumėt, visą aplanką, čia įsijungiam parinkti, o po to grįžtam vėl prie layerių. Pabandykite. Kažkaip man vėl meta, kad negalime. O kas parašyta pasakyti? Parašyta, could not use the move tool. Ar nėra užrakintas? Kartais užrakinta čia, va kaip nors spinelės netyčia. Ne, nėra. Ne. Pasispaudžiat ant viso to layerių ir įsijungiat grupę, taip? Jo. Nes jeigu gal dabar galvoju, čia net nėra labai svarbus. Jo. Jeigu nesigauna, tai grįžkite prie layerių ir viską, kas yra pirmoji grupėje, pasižymėkite, važiuokit pilkai ir tada bandykit pajudinti. Galima ir kitų būdų. Tiesiog visą tą layerio informaciją tada pasirengiam laikau shiftą, kad pažymėti nuo pirmo iki paskutinio, tai tada žymi diapazoną, žymi ten book 1 ir shadow ir viską užžymi ir tada irgi, kai judinsiu, viskas irgi judės kartu. Tai ir tada pasižiūrėkit, kad layeris pažymėta. Gerai, aš manau, kad dabar toksai toliau mes žiūrėsime, kaip įsikelti savo kažkokią dizainą ir pakeisti viršelį. Ir aš manau, kad tada padarykim pertrauką 15 minučių ir sugrįžkime po pertraukos. Gerai, ir pratęsime.
Zervanu